Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais Styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite. Nauja One to Sky laida. Nauja atsakymų į klausimus apie Karat laida. Global Transport Investments paskelbė deklaraciją apie dividendus už 2024 metus. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Ketvirtoje One to Sky laidoje kokybiškos komunikacijos kūrimo patirtimi pasidalino verslo klubo V-Founders ir IT startuolis Zainov Mahmudinov. Jis papasakos, kaip išvystyti komunikaciją, kad išgirstų, rasti bendraminčių ir realizuoti savo potencialą. O po to pasiekti šio gebėjimo piką ir išmokti kurti bendruomenes. UST Incorporated viešų ryšių centras toliau publikuoja medžiagą su atsakymais į dažnai užduodamus klausimus apie transporto ir infrastruktūros kompleksą Karat. Šioje laidoje ekspertai atsakys, kuriomis gabenimo kryptimis jį galima panaudoti. Kuo unikalus jo kelio struktūros įrengimas? Kiek energijos sueikvoja Unibusas? Kiek Unimobilis atsparus aukštoms temperatūroms? Global Transport Investments paskelbė deklaraciją apie dividendus, kurioje patvirtinami įsipareigojimai investuotojams. Remiantis dokumentų, dividendus mokės iš UST transporto ir infrastruktūros kompleksų įmonių distributorių pelno ir UST styginių technologijų licencijų. Tai buvo pagrindinės šiandienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.